Turi 10 000 eurų ir sąmoningai atsisakai pusės potencialaus pelno. Būtent taip nutinka, kai pasirinki lėtą ir saugų investavimo būdą, užuot įdarbinis viską iškart, kol dvejoji tarp šių dviejų strategijų - infliacija ir praleistos pelningiausios rinkos dienos - tiesiog tirpdo tavo pinigus. Šiandien parodysiu, kodėl ramybės iliuzija kainuoja brangiausiai ir kaip rasti kompromisą. Sveiki, aš Auksė. Kad geriau suprastum šių dviejų strategijų skirtumus, trumpam palikim finansų terminus nuošalyje. Įsivaizduok ankstyvą vasaros rytą ir prieš tave tyvuliuojantį ledinį ežerą. Būtent šis vaizdas puikiai paaiškina, kas iš tiesų nutinka su tavo pinigais. Pradėkime nuo to lėto pinigų skaidimo. Finansų kalba tai vadinama DCA. Periodiniu investavimo dalimis. Tai lyg tas momentas, kai bandai įeiti į tą ledinį ežerą po vieną žingsnį. Šalta, kankiniesi, kiekvienas centimetras reikalauja didžiulių pastangų, bet tavo smegenims atrodo, kad taip bent kažkiek kontroliuoji situaciją. Mes norime skaidyti didesnės sumas, nes manome, kad toks veiksmas garantuoja ramybę. Bijome, kad investavus viską iškart, kainos ims ir nukris jau kitą dieną, o investuojant po truputį, mes lyg apsidraudžiam nuo tos nesėkmės. Pažiūrėkime, kaip šis apsidraudimas atrodo išties. Tarkim, tu nusprendi savo 10 000 eurų išskaidyti per metus 12 mėnesių. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį investuosi maždaug po 833 eurus. Skamba saugiai, tiesa, pirmąjį mėnesį įdarbini mažą dalį, o likę daugiau nei 9 000 guli sąskaitoje. Tačiau čia mes patenkame į nematomą spąstą, kurį aš vadinu paskutinio įnašo prakeiksmu. Dažnai nesuvokime vieno paprasto fakto. Po tų 12 mėnesių, kai pervesi paskutinę dalį, visi tavo 10 000 vis tiek atsidurs toje pačioje rinkoje ir taps pažeidus tiems patiems svyravimams. Jei rinka stipriai kris 13 mėnesį, tu patirsi lygiai tokį patį psichologinį smūgį. Lėtas skaidimas nepašalina rizikos, jis ją tiesiog atitolina, o per tą laukimo laiką tavo pinigai praranda galimas augimo dienas. Be to, pakalbėkime apie tą momentą, kai rinkoje kainos išties pradeda stipriai leisti žemyn. Mes naiviai galvojame, kad jei akcijos ar ETF fondai atpigs, mes su džiaugsmu investuosime likusią pinigų dalį pigiau. Bet kai naujienų portalai pradeda rėkti apie artėjančią recesiją, tavo smegenys pereina į išgyvenimo režimą. Užuot pasinaudojęs mažesnėmis kainomis, labai dažnai žmogus tiesiog sustingsta iš baimės. Praktika rodo, kad toks lėtas skaidimas vis baigėsi tuo, jog mes apskritai nustojame investuoti laukdami dar žemesnio dugno. Tu tiesiog lieki stovėti tame šaltame ežere iki pusės drebėdamas ir nesimdamas jokių veiksmų. Ir ši baimė kainuoja siaubingai brangiai. Oficialūs JP Morgan duomenys rodo, jog praleidus vos 10 geriausių akcijos rinkos dienų per 20 metų, tavo pelnas sumažėja perpus. Kadangi šios geriausios dienos istoriškai išaušta pačiame panikos įkarštyje, laukdamas ramesnių laikų, tu jas tiesiog pražiopsai. Visas šis laukimas sukuria dar vieną nematomą priešą - emocinį ar net administracinį nuovargį. Net jei baimės nejauti ir esi visiškai užtikrintas savo veiksmais, padalinus 10 000 eurų metams, tau prireiks geležinės disciplinos. Tau teks 12 kartų prisijungti prie brokerio, nepamiršti to padaryti ir kaskart paspausti mygtuką pirkti. Be to, net labiausiai patyrusiems tokiomis akimirkomis kyla pagunda bent šiek tiek pagudrauti ir palaukti dar geresnės kainos. Šis nuolatinis rinkos siekimas, laiko gaišinimas ir savęs kontroliavimas gali varginti. O kad šis nuovargis tavęs neišsunktų ir netektų su juo kovoti vienam, spustelk prenumeratos mygtuką. Kartu bristi į tą šaltą vandenį bus kur kas drąsiau. Ir visgi, grįžkime prie tų 10 000 eurų. Alternatyva lėtam brendimui yra strategija vadinama lump sum. Vienkartinis investavimas. Tai nerimas į šaltą vandenį stačia galva su visa turima suma iškart. Šokas didelis, akimirką norisi gaudyti orą, bet po kelių sekundžių palengva adaptuojasi ir pradedi plaukti. Statistika čia negailestinga. Oficialus Vanguard tyrimas atskleidė, kad vienkartinis visos sumos investavimas atneša didesnę grąžą nei skaidimas dalimis net 68% laiko. Kodėl? Nes istoriškai rinkos dažniau kyla nei krenta. Atrodo ginčas baigtas. Tiesa, pasiimi pinigus, investuoji visus iškart ir eini ramiai gyventi. Bet čia įsijungia mūsų žmogiškoji psichologija ir tas likęs procentas. Taip lieka tie 32% pavojaus, kai įneri prieš pat didelę rinkos korekciją.
Įsivaizduok šį scenarijų. Tu sukaupiai drąsą, investavai visus 10 000 eurų vienu ypu. Atsikeli kitą rytą, atsidarai programėlę, o pasaulį sukrėtė kažkokia krizė ir tavo portfelis dega raudonai. Matai 2000 eurų minusą. Tai lyg įnėrus stačia galva iškart atsitrenkti į po vandenį esantį akmenį. Tas smūgis toks stiprus, kad pradedi save kaltinti ir klausti, kodėl aš nepaskaidžiau šios sumos, kodėl nepalaukiau bent vienos dienos. Būtent šis momentas yra priežastis, kodėl matematiškai teisingas sprendimas realiame gyvenime yra toks sunkiai įgyvendinamas. Tačiau istoriniai duomenys ramina ir čia. Jei tavo tikslas yra ilgalaikis, po 10 ar 15 metų to pradinio šoko tavo portfelio grafike gali nebesimatyti. Viską dažniausiai nulemia laikas praleistas plaukiant, o nepasirinktas tobulas momentas nerimui. Po visų šių skaičių atsidurime savotiškoje aklavietėje. Matematika sako nerti, bet mes nesame robotai. Nėrus iškart ir pamačius tą 2000 eurų minusą, kyla panika, bet atsisakus nerti ir palikus pinigus laukti ant kranto geresnių laikų, atiduodame joms dviem nematomiem vagims. Pirmasis – mokesčiai. Jei nuspręsi tik po truputį taškytis vandeniu ir skaidyti sumą į daug mažų dalių, tiesiog atiduosi daugiau pinigų brokeriui per komisinius mokesčius už kiekvieną sandorį. Antrasis, kur kas baisesnis vagis, yra infliacija. Mes dažnai savo meluojame, palauksiu, kol rinka pasikoreguos. Žinau žmonių, kurie tos tobulos akimirkos laukia, pavyzdžiui, nuo 2021. Ekrane dabar įkeliu nuotrauką iš infliacijos skaičiuoklės. Pasižiūrėk būtent į tą trumpą 2021-2024 periodą. Kol tu lauki ir bandai apsisaugoti nuo akcijų rinkos svyravimų, infliacija per keliarius metus palengva, bet be gailesčio ištirpdo milžinišką tavo perkamosios galios dalį. Nuorodą į šią skaičiuoklę palikau aprašyme, jei po vaizdo įrašo norėsi pasitikrinti savo sumas. O kad nereikėtų bejėgiškai stebėti šio pinigų tirpimo, esu sukūrusi atskirą epizodą. Ten parodžiau, kur galima įdarbinti tuos laukiančius pinigus, kol ateis jų eilė investuoti. Šio vaizdo įrašo nuorodą dabar matai ekrano dešinėje bei paliksiu aprašyme. Taigi, kaip aš pati ieškočiau aukso viduriuko, kad išvengčiau šių vagių nagų ir negaučiau panikos atakos, užuot laukus metus, šią sumą išskaidyčiau per 3-6 mėnesius. Tai lyg įbridimas iki juosmens. Apsiprantame, adaptuojamės prie temperatūros ir tada nerime. Toks kompromisas leidžia kūnui nepatirti per didelio šoko, bet tuo pačiu neleidžia pinigams per ilgai dulkėti sąskaitoje. Tačiau pasirinkus šį kompromisą, svarbu turėti aiškią sistemą, kadangi per tuos kelis mėnesius aktyvus tenka pirkti pačiam, aš pati susikurčiau geležinį grafiką ir tapčiau savotišku robotu. Pavyzdžiui, nusistatyčiau priminimą telefone kiekvieno mėnesio 10 dieną. Atėjus tai dienai, prisijungčiau prie brokerio, nupirkčiau ir išjungčiau visiškai nežiūrėdama į tai, ar rinka tą rytą žaliuoja ar raudonuoja. Tokį veiksmą vertinčiau lyg privalomą sąskaitos apmokėjimą, kad išimčiau savo emocijas iš šios lygties. Jokių bandymų išlaukti šiltesnio oro ar tobulos akimirkos. Žinoma, prieš pradedant šią investavimo kelionę, tau pirmiausia reikės susikurti pačią vertybinių popierių sąskaitą. Jei dar tik ruošiesi žengti šį žingsnį, aprašyme palikau nuorodą į išsamų straipsnį, kaip atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą. Kadangi skaičiai diktuoja vieną, o mūsų emocijos reikalauja visai ko kito, man labai smalsu, kaip elgtumėsi tu su tarkim 10 000 eurų. Nertum ar bristum? Pasidalink komentare. Bet kai tie pinigai jau atsiduria rinkoje, tave pasitinka naujas, kur kas baisesnis priešas – noras greitai praturtėti. Būtent tas godumo jausmas mane privertė gaudyti krentantį peilį ir įšaldyti 2600 eurų su svertiniais aktyvais. Jei nori pamatyti, kaip ši klaida atrodo realybėje ir kiek ji man kainavo, spausk ant ekrane matomo epizodo. Ten, be jokių pagražinimų, dalinuosi savo patirtimi ir išmoktomis pamokomis. Iki kito karto.